pagrindinės priežastys, kurios būtent tau trukdo atvykti į Patrauklus vyras LT rengiamus Alfa vyras mokymus, naktinių žaidimų mokymus arba sėkmė internete mokymus. Tai mes čia, aišku, labiau skirsim dėmesį Alfa vyras mokymams, nes jie yra populiariausi mano svetainėje. Ir pirmoji priežastis yra būtent kaina. Tu galvoji, kad, pavyzdžiui, tie mokymai yra galbūt neverti tų pinigų, neverti paprasčiausiai, tai mokėtum per didelę sumą ir galvoji, kad tu pabandysi vienas viso to išmokti, vienas eiti ir viską pasimti. Pavyzdžiui, pats aš investavau būtent, kad galėčiau dėstyti ir buvau pas Amerikos mokytoją, buvau ir pas europietį nuvažiavęs į mokymus. Aš investavau tokią pinigų sumą, su kuria tu galėtum kelis kartus aplink pasaulį apkeliauti. Ir būtent aš galiu pasakyti, kad būtent tas investavimas į tuos mokymus duoda didžiausią naudą. Tu gali skaityti šimtus knygų, gali siųsti krūvą seminarų, bet žmogus iš šono, kuris pažiūri į tave, į tavo klaidas, tai yra neatperkamas dalykas. O ypatingai, kai tave žiūri profesionalas, profesionalo akimis. Būtent tie mokymai, kuriuose aš pats buvau, mane pastumėjo, man davė įrankius, man davė supratimą, kaip reikia aplamai pačiame gyvenime tobulėti. Ne tik su moterimis, bet aplamai pačiam gyvenime, kaip tapti alfa vyru, gyventi alfa vyrų gyvenimo būdą. Taigi, praktiškai tu gali bandyti pats, tačiau pačiam reikės labai ilgai tyrinėtis ir kažin ar tu rasi tą kelią. O tau reikės pačiam prieiti kokią 14 kartų, kol tu galbūt atrasi, kas tau veikia. O jeigu neatrasi, kas veikia, automatiškai prarasi pasitikėjimą savimi ir tau taip sudrebins pasitikėjimą savimi, kad tu antrą kartą nenorėsi žengti kojos. Būtent mes turim suprasti, kad visi veiksmai mums duoda rezultatus ir tie rezultatai arba sudrebina mūsų pasitikėjimą savimi, arba pakelia. Kai tu eini į mokymus, mokytoja, tu nebijai klysti. Tu visiškai nežinai, kad mokytas tai pataisys. Ir tu tą klaidą, kurią tu tyrinėtum, tau reiktų skaityti kokią 20 knygų, gal tu ją rastum, tau iš karto pasako per kelias sekundės. Nu tai yra nuostabu. Plius tave nufilmuoja iš šonų, tau įrodo, tau parodo iš šonų, mat kas pas tai yra blogai. Ir tai išsąlygo, tu net kaip tu nuneiksi mokytojų nuomonę, tu pats save iš šonų pamatai, tu pats įsitikini, kad būtent ten buvo tavo klaida. Toliau, turi savęs klausti, į ką tu investuoji pinigus, ar tai kelia tavo vertę, ar muša. Pavyzdžiui, tu įsivaizduokim, investuoji alfa vyras mokymus, ne kokius ten 4000 litų. Tu tuos 4000 litų gali investuoti, pavyzdžiui, materialų daiktą, nusipirkti kompiuterį, nusipirkti telefoną, nusipirkti automobilį galbūt padėvėtą. Bet kas darosi su tais daiktais, kai tu juos nusipirki? Jie iš karto nuvertėja. Ar tie daiktai tavo gyvenimą padarys laimingesnį? Jie padarys tavo gyvenimą laimingesnį tik tą momentą, kai tu nusipirki. Tu gauni emociją tą dieną, o koks fainas automobilis, o koks fainas telefonas, o koks fainas kompas, kiek galiu žaidimų įsirašyti, kaip greitai veikia, arba ten nusipirki kokią naują kamerą, ar ten televizorių kokį plačią ekranį, oi, kaip gerai veikia, žodžiu, duoda tau emocijų, tačiau kitą dieną jau tu nebetie gauni emocijų, po savaitės tau tik truputį kelia emocijų, po mėnesio jau atsibosta tas daiktas pats. Ir tu jį laikai kaip daiktą, ne kaip tau, kuris būtent darytų tavo gyvenimą laimingesnį. Nuvertėja jisai. Kas, pavyzdžiui, vyksta su ta kamera, telefonu, kompiuteriu po 1 metų? Už kiek tu jį parduosi, kiek tu pirkai? Arba su to automobiliu? Už daug mažiau, jis labai nuvertėja. Nusipirkai už 4000 litų, tu po metų parduosi už 1500, už 2000 litų. Nu, dar esmė, dar priklausoma, kaip tu išlaikysi. O pagalvokim, kas vyksta su alfa vyras mokymais. Pavyzdžiui, mano mokinys Artūras, kuris nusipirko iš manęs pilną alfa vyras mokymų komplektą, jis pirko visą ir jam atlyginime algą pakėlė 1000 litų. Būtent iš jo supratimų stipriau žmonių psichologija, bendravimų subtilybės, per pasitikėjimą, nežmonišką pasitikėjimą savimi, jam atlyginime
atlyginimą pakėlė 1000 litų. Jam mokymai atsipirko, tarkim, jeigu jis ten investavo kokius, ne 3500, jam atsipirko Alfa vyras mokymai per 3 mėnesius geros. Nu, per 4, tarkim, mėnesius. Įsivaizduojat, jau atsipirko. O tai ką reiškia vėliau kaip augina, vėliau auga, kiek jam atsiperka, jam tie mokymai, kuriuos jis praėjo, jam gimdo pinigus. Tas pasitikėjimas savimi, kurį dabar jis turi, atneš viską, ko jis norės savo gyvenime ir tai gimdys didelius pinigus. Taigi kaina yra visiškai, čia neturi būti priežastis, kodėl tu negali atvaryti į mokymus. Toliau važiuojam laikas. Pavyzdžiui, antra priežastis, laikas gali būti būtent, kad tu galvoji, kad čia reikės labai daug laiko savo investuoti. Galbūt tu turi pinigų, bet galvoji, kad čia užims daug laiko, man reikės atvažiuoti čia, žodžiu, užtruks daug laiko. Laiko užims. Taip, bet atsimink, kad tik kvaili seminarai, kurie, pavyzdžiui, stengiasi tave apgauti, komercija, marketingas sako, teik į seminarą, gausi būsenų, pereisi per žarijas, žodžiu, išskleisi rankas į viršų ir tu viską po to gyvenime pasimsi. Tu būsi tiesiog, specialistas, būsi pasitikintis ir nieko nebijantis žmogus savo gyvenime. Deja, yra čia paskutinė nesąmonė. Visi ten, kurie varo žmonės, tai yra būtent būsenas važiuoja gauti. Tu pas mane ateini gauti žinias ir tau tai laiko kainuos. Tau tai per dieną gali kainuoti kažkur 3 valandas. Ta diena, kai mes susitinkam mokymuose. Po to, kai tą dieną, kurią nesusitinkam mokymams, tau gali kainuoti 1-2 valandas mokintis. Čia yra labai jau sutraukta. Šiaip kas myli šitą dalyką, skiria daug daugiau laiko. Laiko užtrunka, tačiau jeigu tu neturi laiko, reikia išsiaiškinti. Tu esi iš kito miesto, ne? Tai tu, tarkim, galvoji, kad tau labai užtruks važiuoti į Vilnių, ta prasme, užims daug laiko tą kelionį. Bet pagalvokim, iš Kauno atvažiuoti valandą, ne? Iš Klaipėdos atvažiuoti, tarkim, 3 valandus, ne? Tai dabar, pavyzdžiui, paimkim, tu gali iš Kauno atvažiuoti ir apsistoti ilgesnį laiką. Tai tau nereikės važinėti. Tu, tarkim, atvažiuoji iš Kauno ir apsistoji savaitį. Aš turiu būtų, pavyzdžiui, kurios tu galėsi nuomoti 2 savaitėm, 3 savaitėm. Tu pas mane bute laisvam kambarį gali apsistoti savaitėj nemokamai. Nuo 5 iki 7 dienų. Nu, gali ir mažiau dienų, čia nesvarbu. Bet per tą laiką, kol tu pas mane apsistoji, mes tau randam kitą vietą, į kurią tu eini gyventi ir tobulėjai. Būtent tu būni sustaupęs pinigus, tarkim, nori išeiti pirmą Alfa vyras mokymo etapą, tu atvažiuoji, apsistoji pas mane. Mes pasirašom mokymų sutartį, tu gyveni čia, tau nereikia važinėti iš Vilniaus į Kauną kiekvieną kartą. Tu apsistoji, tu tobulėji ir būtent tu gauni rezultatus, pasikeiti ir išvažiuoji atgal į savo miestą. Tu praktiškai, tau nereikia važinėti, tau daug laiko susitaupo. Aišku, jeigu tu dirbi darbą, tau reikia čia ant atostogų išeiti. Tarkim, jeigu tavo darbas baigėsi vakare, ne? Tai tokius mokymus tu gali atvažiuoti savaitgaliais. Atvažiuoji savaitgalį, apsistoji 2 dienom, būtent atvažiuoji, tarkim, 5 vakarą. Mes praeinam teoriją, 6 važiuojam praktikuotis, sekmanį dar pasipraktikuojame, sekmanį vakarė tu išvažiuoji. Vėl pirmadienį į darbą. Vėl atvažiuoji po kokių 2 savaičių ar po savaitės į mano mokymus, vėl savaitgalį. Taip ir darai. Taip darė Giedrius iš Šiaulių, atsiprašau. Jis atvažiuodavo šeštadienį, mes pasimokindom tą pamoką 3 ar kiek valandų ir sekmadienio ryte išvažiuodavau. O pas mane nakvodavau nemokamai. Aš leidžiu pas mane apsistoti nemokamai, nes žmogus tuos pinigus, kuriuos investuotų į nakvynę, jis investuoja į mokymus. Taigi čia visiškai negali būti jokių tau kliūčių būtent dėl laiko. Tu gali laiką taupyti. Priklausomai nuo to, ar tu dirbi darbą, ar tu dabar turi atostogas, viską galim susitarti, kaip tu mokinsies, kaip tu atvažiuosi, kiek laiko užtruks ir kad tau viskas apsimokėtų. Mokymą užims laiko, bet atsimink, kokią tau tai grąžą duos. Tu galėsi prieiti prie karštos blandinės su šortukais, kur užpakalis atsikišęs, fitness figūrėlį, blandiniškai, žodžiu, nudažyti gražiai plaukai, tu mokėsi su ją flirtuoti, mokėsi gauti jos kontaktus, mokėsi pakviesti į pasimatymą, karštai su jai mylėtis, duoti jai pasikartojančių pasikartojantį orgazmą, sukurti gražius ilgalaikius santykius. Tu galvo, ką tau tie mokymai duos, į ką tave pavers. Ir tau iš tikrųjų noras sustiprėsi ir tu varysi. Taigi aptarėm antrą priežastį laikas, kad tai negali būti irgi, arba gali būti paprasčiausiai ribojantis faktorius. Trečias dalykas – vieta. Čia rišausi, kaip pasakau, ne? Tarkim, tu gyveni Mažeikiuose, kažkokiuose Panevėžy,
Alytui. Ir tu galvoji, nu blemba, žinai, čia Vilniui vyksta tie mokymai, aš negaliu atvažiuoti. Ne, tu gali atvažiuoti. Tu gali atvažiuoti pas mane apsistoti nemokamai. Per tas dienas, 5-7, kurias pas mane apsistosi, mes tau surasim butelį, kurį tu galėsi nuomoti 2-3 savaitėm. Kaina yra nebrangi. Už keletą 100 litų tu tai gausi. Tai tikrai viskas čia reikia ieškoti ir tartis. Taigi, jokių problemų negali būti. Tau tik kainuoja, įsivaizduok, tau kainuoja tik pats atvažiavimas, paimt, įsėsti Mažeikiuose į autobusą, nuvažiuoti iki Vilniaus, o Vilniui aš jau tave šiltai, draugiškai pasitinku, apgyveninu pas mane kambarį, mes pasimokinam, vėliau tau surandam butą, tu apsigyveni, smagiai gyveni, tvarkingai ir jau po mokymų išlaikęs egzaminą išvažiuoji atgal pas save į Mažeikius. Taigi vieta negali to būti jokia problema. Toliau, 4 būna aplinkinių nuomonė. Būna, tu tiesiog galvoji, nu blemba, bet tai Airinas čia mane prifilmuos, po to įdėsi į puslapį ir pamatys čia giminiais, draugai, kokius aš čia mokymuose buvau. Pirmas dalykas, tu niekuomet netapsi alfa vyru, jeigu tau bet kurio kito žmogaus nuomonė stovės aukščiau. Būtent ta nuomonė žmogaus, pagal kurią tu stengsiesi gyventi gyvenimą. Ne, tu gyveni pagal savo nuomonę ir tu nekreipi aplinkinių žmonių nuomonės. Tegu jie kalba, ką jie nori, tegu šneka apie tave. Esmė, čia visi vyrai turi tą problemą. Aš, pavyzdžiui, dar dabar, nors ir čia knygų pirkia, nors ir mokinių yra, bet vis tiek Vilniaus gatvėse čia niekas nekalbina dienos metu. Visi varo vakare klubuose kabint. O tu būsi išskirtinis iš tų vyrų, kuris sugebės dieną susipažinti su moterimi, ją užkalbinti. Tai yra, tu gausi daug geresnius rezultatus, ne tie, kurie eina į klubus, nes moterys jau supranta, eidamas klubą, kai jas kabins, jų vertė pakyla, jūs tampa karalienės, damos, kurias kabins, pakyla jų vertė, tada tu pradedi jom laižyti užpakalį ir nieko neišeina. O dienos metu jūs neturi galios, tu turi galią, tu prieini, tu kontroliuoji visiškai jos energiją. Tai yra galia, tai yra alfa vyrų power. Tai va, šitas dalykas, aplinkinių nuomonė, važiuojam toliau, tavo šeimos. Sakau, niekada tu netapsi alfa vyru, jeigu stovės aukščiau kažkokio žmogaus nuomonė. Tai, ką jie apie tave galvoja, jie realiai kyla iš to manipulacijos. Jie nori, kad tu gyventum tokį gyvenimą, kokį jie galvoja, kad tau reikia gyventi tą gyvenimą. Jie, pavyzdžiui, nemoka pasiklausinėti, įlysti tave giliau, sužinoti iš tikrųjų, ko tu iš tikrųjų nori savo gyvenime, kaip atrodo tavo laimingas gyvenimas. Būtent dėl šių požiūrių nesutapimų, kaip jie mato, kad tavo atrodytų gyvenimas laimingas ir kaip tu matai, kaip turėtų atrodyti tavo laimingas gyvenimas, būtent nesutampa ir tu pats nesupranti savo tėvų ar draugų, kodėl jie būtent galvoja, kad tu turėtum taip ir anaip gyventi. Jeigu tu mokėtum draugui, ar savo tėvui, ar mamai, ar ten nežinau kažkam, kas būtent trukdo tavo atvažiuoti į mokymus, kieno nuomonė rūpi, paaiškinti, ką tie mokymai duoda, parodyti aprašus, parodyti egzaminų klausimus, parodyti video, parodyti mokinių atsiliepimus, kad jie suprastų, kad čia yra rimtas dalykas, kad čia važiuoja žmonės keistis, tuomet jų pasikeistų irgi nuomonė apie mokymus. Bet dabar, kaip jie suvokia apie tos mokymus, tai yra tik tokia išorinė, neperduota iš tavęs jiems nuomonė. Tu turi perduoti, paaiškinti, kas čia per mokymai. Entuziastingai su energija paaiškinti, kad čia taip ir anaip yra ir čia taip ir taip. Ir tą pakeis, man tą duos, mane tą išmokins ir kad man reikia būtina nuvažiuoti į šiuos mokymus. Tada tų žmonių, kurių yra tau svarbi nuomonė, pasikeis apie šiuos mokymus. Taigi aš tau rekomenduoju būtent atsidaryti Patrauklus vyras LT puslapį, pasirinkti alfa vyras mokymus ir grinai susėsti su tuo žmogum, kuris būtent trukdo tau atvažiuoti į mokymus ir paaiškinti, parodyti video, parodyti apie mane, parodyti mano straipsnius kokius, ką nori video, pasižiūri mano mokinius, kaip jie baigia, kaip jie atrodo, parodyti, paaiškinti, pažiūrėk, kokius jis rezultatus gauna. Jis nėra čia kažkoks magas, super duper, jis natūraliai alfa vyras elgiasi būtent, susipažįsta su moterimis, prašau, kokius rezultatus turi savo gyvenime. Ir lygiai pačius tokius pat rezultatus aš galiu turėti savo gyvenime, įdiegdamas alfa vyro mąstymą. Tai parodyk pirmą etapą aprašą, parodyk antrą etapą aprašą, trečią su egzaminais, parodyk, kad čia yra egzaminai, kad čia yra rimta, kad čia reikia išlaikyti ir teorinę dalį, ir praktinę dalį. Praktinė dalis yra sunki, tai ne visi išlaiko. Parodyk, kad čia reikia pasiruošimo, kad tas žmogus dar tave paskatintų, kad tu tokius mokymus išlaikytum.
pastumėtų tave. Taigi, kai tu sugebėsi pakeisti tų žmonių trukdančių pas tave atvykti nuomonę, būtent šis barjeras trukdantis tau atvykti į mokymus bus numuštas. Važiuojam toliau. Sekantis 5 dalykas, galbūt dėl ko tave trukdo atvažiuoti į mokymus, tai yra tai, kad galbūt tu galvoji, kad mane daug kas atpažįsta Vilniuje ir kad bus sunku mokytis. Tarkim, eisim gatve, visi čia atpažinčia, Airina, žiūrėk, čia su mokiniu eina, tau bus gėda. Seni, nebus gėda dėl to, kad, pavyzdžiui, mes gatvėje dažnai einam atskirai. Tu eini priekyje, aš einu už kokių 10-15 metrų ir tu būdamas ale vienas kalbini, susipažįsti su moterimis. Tavęs niekas čia nežino Vilniuje, niekas tavęs nieko nežino. Mane čia atpažįsta vos dar keli žmonės, čia daug kas nežino ir be to atpažįsta, jie prieina, paspaudžia ranką, pasako, šaunu, gerą veiklą darai. Būna, aišku, tokių, kurie ten pasako, žinai, tu čiešalas, tu ten alfa vyras, dar kažką, žinai, tu tiesiog tu nekreipi į tai dėmesį. Mes susikoncentruojam į tavo tikslą, į tai, ką tu nori pasiekti, kad tau reikia padėti ir būtent dirbam prie to. Taigi, tu visiškai turi išimti šitą dalyką, kad žmonės jeigu galvoja, kad kreips dėmesį čia, kad jie, žinai, atpažins mane, kad bus sunku mokintis. Ne. Tu eisi vienas, su laisvai kalbinsi, niekas šiai tave nežiūrės iš šono. Žmonės 95% savo laiko galvoja apie savo problemas. Yra paskendę savo rūpesčiuose. Jie atsikelia ryte, jie galvoja, iš kur pinigų gauti, kaip išspręs problemas, kaip į dantį susitvarkyti, kaip ką. Tu jiem visiškai nerūpi, kad tu čia gatvėje kalbini moteris, kad tu čia susipažįsti su jam, kad tu čia net ir grupės kalbini, niekam nerūpi. Jie galvoja, sakau, 95% laiko, kas jiem iš to, apie savo problemas. Jie galvoja, kaip tas problemas išspręsti. Lygiai kaip ir tu taip galvoji. Taigi būtent jie visiškai nekreips dėmesį į tave, mane, jie gyvens savo gyvenimus. 5 dalykas turi būti visiškai išimtas. Toliau važiuojam. 6. Pavyzdžiui, mokymo programa netitenkina tavo individualių poreikių. Taip, galbūt, žinai, tu matai, čia yra etapai suskirstyta ir tu kažkaip norėtum būtent, kad būtų tau individualiai padaryta. Būtent tave varžo dėl to, kad tu į mane nesikreipi ir man į paštą neparašai būtent savo poreikių, ką tu norėtum išmokti, koks yra tavo tikslas, kokią tu norėtum savo problemą spręsti, kokiu tu norėtum vyru tapti. Būtent tu neparašai, aš kiekvieną žmogų reaguoju, man kiekvienas žmogus vertas milijonų, milijardų, žodžiu, yra neįkainomas žmogus ir aš stengsiuosi išspręsti tavo problemą. Tau tik tai reikia prašyti, kokią tu turi problemą, aš atrinksiu, ko tau reikia būtent išspręsti tai tavo problemai. Ir mes su tavim susisieksim, klausinėsiu aš tavęs, tavo poreikių, išanalizuosim, kaip mes galėtume kuo greičiau pasiekti tavo tikslą ir būtent tuomet pereisim prie kainos ir aptarsim visas mokymų detalės. Taigi, praktiškai mes galim padaryti ir programą pagal tavo individualius poreikius. Aišku, aš labai nenuklysiu nuo savo pagrindinės programos, kurią esu sukūręs, tačiau tai bus atsižvelgta į tavo poreikius ir kad tu nemokėtum pinigų už to, ko tau nereikia. Už to, ko tu manai, kad tau tai neduos rezultatą, tau nereikalinga gyvenime. Tu iš manęs pirksi ir naudosies mano paslaugomis tik to, ko tau reikia. Aš siekiu partneriškų ryšių, aš siekiu, kad mes ir po mokymų bendradarbiautume. Tarkim, tu turi kažkokį darbą ar verslą, aš galbūt galėsiu padėti savo pažintimis ar pats padėti tavo verslui augti arba tavo darbą, kad tu gautum darbe geresnius rezultatus. Tai kaip Artūras pasikėlė ant 1000 savo algą. Taip pat ir tu galbūt man padėsi mano verslui kažkaip, tu padėsi man kažkaip augti būtent. Surašyk, tavo užduotis dabar yra, parašyk man į paštą savo problemą, savo tikslą, ką tu nori išmokti, ką tu nori pasiekti, kuo aš tau galėčiau padėti, papasakok apie save, iš kur esi, kiek tau yra metų, koks yra amžius ir kada norėtum atvykti Alfa vyras mokymus, aplamai. Neatvykti, bet tiesiog pakalbėti, pažiūrėti, kokia yra tavo problema ir aš galėčiau tau padėti. Ir laukia aš tavo laiškų, parašyk man į paštą airinas.arutinen@gmail.com, yra po šiuo video bus paštas, laukiu ir siek tobulėk, nes tai yra Lietuvoje tokie mokymai, kur užsienyje kainuoja brangiai ir plus užsienietis, kuris tai mokins, nemokės lietuvių kalbos, nebus vilios lietuvių moterų, o mano grinai mokymų programa pritaikyta Lietuvoje, su Lietuvos moterim bandyta ir būtent aš čia turiu labai daug žinių. Taigi laukiu tavo laiškų ir parašyk, nedelsk.
Mes gyvenam tik 200 000 dienų. Kiekviena diena yra dovanota. Kiekviena diena, kurią tu atsikeli, tai yra tau dovana galimybė paversti tavo gyvenimą, apie kokį tu svajoji, kokį tu nori. Taigi nedelsk ir parašyk. Laukiu viso iki.